Vykintas Maknickas, Seili generalinis direktorius. Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų profesionalas, daugiau nei 7 metus kūręs produktų strategiją Nord Security, o dabar vadovaujantis naujam vienaragio produktui Seili. Scenoje žmogus. Supratau. Tai labai įdomus pristatymas prieš tai buvęs. Aš galvoju, kad labai gali būti sudėtinga persijungti nuo kvantinių technologijų, bet aš labiausiai norėjau papasakoti, kodėl iki šiol ryšį pirkom kaip bulves ir kodėl tai darysim šiek tiek kitaip ateityje ir ką technologijų kompanijos planuoja veikti telekomunikacijų srityje. Tai labai trumpai, žinau, kad čia yra telekomunikacijų žmonės, jūs visi žinot, kas yra eSIM-as, bent jau tokia abstrakčiai, kas yra eSIM-as, tai tik tai pagrindiniai skirtumai. Ir ne, iki šiol eSIM-a tai yra SIM kortelė arba ryšį, mums reikėdavo nusipirkti kaip SIM kortelę. Dabar tą SIM kortelę mes galime atsisiųsti internetu. Čia yra viskas, ką reikia žinoti apie eSIM-us dabartiniai stadijai, manau. Ir kaip viskas vyko iki šiol, tai mums reikėdavo nuvykti į fizinę kažkokią parduotuvę, iki užkampo yra, ar ne, pasiemam bulvių, įsidedam ryšį ir tada prie kasos nusiperkam, įsidedam tą SIM kortelę ir turim duomenų, turim skambučius, turim telefono numerį kažkokį, taip toliau panašiai. Dabar jau viskas pradeda vykti kitaip, bet tai vis dar yra ankstyvoj stadijoje, kur tu tiesiog gali atsisiųsti SIM kortelę ir pradėti ją naudoti. Tai įsivaizduokim taip, kai vyko virsmas tarp taksi ir Uberio arba Bolto, tai visi sakė, kad Uberis ar Boltas revoliucionizuoja taksi paslaugas, bendrai tos taksi paslaugos vis dar reikia įsėsti į automobilį, vis dar reikia kažkaip vienaip ar kitaip pranešti, kur tu važiuosi, vis dar reikia sumokėti. Pačios taksi paslaugos nepasikeitė, galima sakyti, niekuo. Mes nebeturim taksi žymėjimo, galbūt, nebeturim tenai kelių mikro dalykų, bet daugiau jos labai stipriai nieko nepasikeitė. Kas pasikeitė apie taksi paslaugas, tai yra kaip mes jas perkam. Ir anksčiau mes skambindavom operatoriai, sakydavom, mums reikia taksi prie Cyber City, sakydavom, baltas šaranas 5 minutės. Ir tada stovėdavom ir laukdavom. Dabar šiek tiek kitaip viskas vyksta, visi žinom, kaip dabar viskas vyksta. Tai pats užsakymas, atsiskaitimas ir paslaugos iškvietimas pasikeitė pakankamai stipriai. Tai ką atsineša eSIM-ai patys iš savęs, labiausiai ir yra, kaip vyksta pats užsakymas paslaugos, kaip vyksta atsiskaitimas, kaip vyksta jos naudojimas, kaip vyksta pasikeitimas iš vieno operatoriaus į kitą operatorių ir taip toliau panašiai. Tai neužilgo sulauksim tokių įdomių dalykų iš Apple ir Google, kaip pavyzdžiui funkcionalumas, kuris tau leis vieną eSIM kortelę naudoti vienoms aplikacijoms, kitą eSIM kortelę naudoti kitoms aplikacijoms. Tada galėsi turėti darbinę eSIM kortelę, kuri moka už tavo Microsoft Teams interneto ryšį ir tada savo kasdienę SIM kortelę, kuri moka už tavo Facebook arba Instagram. Taip, tai Seili arba visa platesnė kategorija kelionių eSIM-ai iš esmės pastebėjo tą sąlyginai anksti. Jeigu pasižiūrėti į patį sektorių, tai pats sektorius irgi buvo offline, tai yra kiekvieną kartą nuvykus, kuo toliau nuvyksti, tuo atrodo daugiau tokių postų oro uoste randi, kur žmonės laukia eilėje, kad nusipirkti SIM kortelę, jiem tą SIM kortelę įdeda tenai ir tada nusipirki lokalų ryšį. Tai šita kategorija egzistavo labai ilgą laiką, kur žmonės nelabai norėjo mokėti už roamingą, visą laiką pirkdavo tas lokalias SIM korteles. Kodėl tai ne visai buvo patogu, tai buvo, tu galėjai turėti telefoną su 2 SIM kortelėm, aišku, tokių telefonų labai nedaug, bet didžioji dalis vartotojų turėjo paprastą telefoną su viena SIM kortelė ir kiekvieną kartą nuvykus į kažkokią tai kitą vietą, jam reikėdavo keisti ir telefono numerį. Ne tik tai gauni pigesnį ryšį, bet blogai apie tai yra tai, kad tau reikia nenaudoti savo telefono numerio kelionės metu.
Tai atrodo, eSIM-as keliautojams išsprendė ne tik tai kainos problemą, bet dar ir telefono numerio nekeitimo problemą daugeliu atveju, dėl to, kad elektroninės SIM kortelės kuo skiriasi nuo fizinių SIM kortelių, kad elektroninių SIM kortelių gali turėti daugiau negu vieną vienu metu. Ir tai yra svarbu dėl to, kad tu gali duomenis naudoti vienos SIM kortelės, o telefono numerį ir žinutes visai kitos kortelės. Taip, tai pasikeitimų yra ir tie pasikeitimai yra iš to, kad mes kitaip perkam ir pats pirkimas tave įgalina nenaudoti fizinių postų nuskridus kažkur į svetimą oro uostą, kur nepažįstamas žmogus tau įdeda nepažįstamą SIM kortelę į tavo telefoną. Tai apie tai yra visa kelionių kategorija ir mes toj kelionių kategorijoje būtent ir esam, bet kaip atradom pačią kategoriją, galiu papasakoti trumpai irgi, tai kaip ir su visom technologijom, kurios yra ankstyvoj stadijai, mes tengiamės išbandyti viską, nesvarbu, AI, blockchainas ir taip toliau panašiai. Ir vienas lengviausių dalykų, mes dirbam tiesiogiai su vartotojais. Verslo klientam nerekomenduoju šito metodo, bet tiesiogiai su vartotojais dirbant, tu gali stebėti jų įpročius pakankamai nesunkiai. Čia yra Google Trends, jeigu kam teko girdėti, tai yra kiek paieškų vartotojai padaro su tam tikrais specifiniais keywordais. Tai nėra tikslų skaičiai, tai yra skaičių skalė nuo 1 iki 100. Tai reiškia, kad jeigu nelyginė kažkokio keywordo su niekuo, tai jisai tiesiog pakils iki 100 ir maksimalus taškas bus 100 arba 0. Jeigu pradedi lyginti su kažkuo kitu, tu gali pabandyti suprasti tendencijas, ko žmonės ieško daugiau ar mažiau. Tai pavyzdžiui, eSIM-ų rinka šiuo metu yra nors auga eksponentiškai, ten tos raudonos linijos, tai kada mes pradėjom domėtis eSIM-ų marketu ir kada pradėjom programuoti savo produktą, jeigu ką. Tai eSIM-ų rinka nors ir kyla ganėtinai eksponentiškai, jeigu pasižiūrėti jos žinomumą palyginus su virtualiais privačiais tinklais, kur didžioji paieškos dalis yra, aišku, ten ne tik tai, ką daro NordVPN, bet dar ir šiek tiek plačiau, bet yra dar labai ankstyvoj stadijai. Tai reiškia, kad jeigu NordVPN mes taikomės į 1% visos jos populiacijos ir iš to kuriam pakankamai didelį verslą, tai eSIM-ai panašu, kad dar yra daug mažiau žinomi negu virtualūs privatus tinklai. Tai tokio ankstyvumo šita stadija ir tokio ankstyvumo šitas pasikeitimas šiuo metu yra. Tai vėlgi, grįžtant prie to pavyzdžio apie taksi, apie Boltą, apie tai, kaip tas virsmas vyko, tai dabartinės kompanijos, kurios aktyviai užsiima eSIM-ų pardavimu ir eSIM-ą laiko pagrindinė technologija savo veikloje, yra Uberis San Franciske. Dar neišsiplėtęs per visą pasaulį, bet kažkur labai lokaliai. Taip. Tai kai renkamės, ką gaminsim toliau arba kokią veiklą užsimsim toliau, tai kaip pasakojau, mes žiūrim ne tik tai visas naujausias technologijas, bet žiūrim ir tas technologijas, kurios mums tiktų, kurios jau egzistuoja pakankamai senai. Ir kas gerai apie naujas technologijas, tai naujos technologijos pritraukia žmonės, kurie mėgsta naujas technologijas. Ir žmonės, kurie mėgsta naujas technologijas, kurie yra linkę išbandyti kažką naujo, tai juos pakankamai lengva įkalbėti, išbandyti tavo kažkokį produktą. Ir tai yra svarbu. Vėlgi kodėl? Todėl, kad šitas pasikeitimas yra susijęs, kaip vartotojai perka elektroninės SIM korteles. Ir tam, kad vartotojai pamatytų, kad tu egzistuoji, tau dažniausiai reikia kažkaip pranešti apie save, kad tu egzistuoji. Ir kuo ankstyvesniais augančiai rinkoje tu atsiduri, tuo pigiau tu gali atsivesti vartotojus išbandyti tavo produktą. Tai grafikas yra lyginamas su antivirusinėm ir tas marketas, kaip žinome, egzistuoja jau daugiau negu 20 metų, daugiau negu 30 metų.
Tai yra technologijų arba yra produktų, į kuriuos mes neinam arba aktyviai nedirbam vien dėl to, kad nematom labai daug ateities pačiose technologijose, nematom kažkokio virsmo, kas būtent dabar keičiasi. Mes tikrai turėtumėm galimybę sukurti savo antivirusą, bet antivirusas pats iš savęs, toks pat kaip visi kiti, labai daug pridėtinės vertės neduoda. Vartotojai, kurie kažkada buvo early adopteriai antiviruso, jie jau jį panaudojo, dėl to nusipirkti vartotojų, kad jie tave pamatytų ir ateitų, tikrai pakankamai sudėtinga būtų, dėl to mes kaip ir nesirašėm eiti į tą pusę. Kas dar įdomu renkantis naujus produktus ir darant naujus produktus kažkokioj naujų technologijų srity, yra konkurentai. Aišku. Tai konkurentus apžiūrėti galima lygiai taip pat, kaip žiūrim visą technologiją bendrai. Tai yra iš pat pradžių gerai yra suprasti, ar tavo konkurentai auga. Tarkim. Yra labai nemažai įmonių, kurios yra pakankamai vocal LinkedIn. Ir ne, mes matom, kad jie kiekvieną dieną papaustina kažką įdomaus, kaip jiems sekasi, kaip jie auga ir kaip jie gerai jaučiasi augdami. Kai renkėsi daryti kažką naujo, tau svarbiausia yra ne kiek kas ko paustina LinkedIn, bet kiek vartotojų iš tikrųjų reikia tos jų paslaugos. Ir čia yra visi mūsų seili konkurentai. Vienas iš jų yra, kurį mes žinom pakankamai gerai, dėl to, kad jisai buvo artimoje aplinkoje, tai yra geltona linija, ir tada mėlyna ir raudona linija yra tai, kurių mes nepažįstam ir nežinom ir esam tiesiog apie juos girdėję. Tai vien dėl to, kad kažkoks tai startupas ar įmonė yra mūsų aplinkoje, tai nereiškia, kad vartotojai renkasi ir kad jisai yra pakankamai didelis. O palyginti, ką vartotojai renkasi, irgi yra pakankamai nesudėtinga pagal tai, kaip vartotojai ieško. Tai apie konkurentus suprasti galima dar ir daugiau šiek tiek, jeigu turi šiek tiek daugiau produktų. Tai čia yra mūsų seili konkurentų palyginimas su NordVPN taip pat. Tai irgi. Tam, kad suprasti, kokio dydžio yra mūsų konkurentai ir kiek jie yra įdomus vartotojams palyginus su NordVPN. Kai įsivedi kažkokį tai jau tau žinomą dydį, tai tada gali šiek tiek geriau prognozuoti, kiek sudėtinga tau tą marketą gali būti. Čia yra grafikas NordVPN ir mūsų konkurentai panašu, seili konkurentai yra maždaug 2x mažiau žinomi negu NordVPN. Tai maždaug tokio dydžio santykinio yra. Ir pagrindinė idėja šito pranešimo buvo 4 sekundės lygiai, kad naujos technologijos ir žaisti su naujom technologijom iš vidaus yra visą laiką labai smagu, bet vienas svarbiausių dalykų, kurį pakankamai dažnai praleidžiam, tai yra kaip įsiūlysim tas naujas technologijas vartotojams ir kaip jie jas naudos ir kas naujo iš tikrųjų jų gyvenime atsiras. Tai žmonės neperka technologijų, žmonės perka savo sprendimus savo problemoms ir tuos sprendimus galų galiausia mes integruojam per technologijas, o ne atvirkščiai. Tiek.